Klaipėdos robotukų konstruotojai ir vėl geriausi Europoje. Jaunieji technikai iškovojo pagrindinius prizus ir jau ruošiasi kitoms varžyboms. Europos pirmenybė šį kartą vyks Lietuvoje. Tokio masto renginys mūsų šalyje rengiamas pirmą kartą. Taip kaunasi šiuo metu stipriausias Europos robotas. Iki 3 kg kategorijos robotuko parazito kūrėjas klaipėdietis Vitalijus Rodnovas. Laurus pernai nuskynė ne tik Europoje, bet ir Amerikoje. Visi kiti pamatė, kaip važiuoja parazitas, tai nieks nenorėjo kovoti. Aš nepajudėdamas iš vietos gavau 2 pergalės iš karto, nes 2 atsisakė, sako, mes nelaužysim savo roboto. O tie jau, kurie buvo biški drąsesni, tie paleido savo robotus prieš parazitą, ir aišku buvo išmesti. Prieš kelias dienas varžybose Austrijoje laimėjo ne tik Vitalijus. Jo kolega Egidijus Vedeikis mini sumo kategorijoje su savo robotu buvo antras. Klaipėdiečiai vieni stipriausių robotų konstruktorių Europoje. Ne veltui jiems suteikta garbė šiemet organizuoti Europos robotų čempionatą. Robotai Klaipėdoje susikaus balandžio pabaigoje. Tikimės, jog dalyvaus apie 200 robotų. Varžybos vyks vienu metu net keliose salėse, keli ringai, 4-5 skirtingų kategorijų varžybos, skirtingų kategorijų, savo svorio kategorijos ir techniniais duomenimis robotai. Klaipėdiečiai atviri, nors ir esi stipriausias Europoje, bet tai nereiškia, kad būsi nenugalimas Japonijoje. Japonija robotų kalvė. Čia gimsta patys stipriausi ir moderniausi robotai. Pernai Vitalijui teko garbė kauti su stipriausiais tekančios saulės šalies technikais. Pirmas kartas Vitalijui Japonijoje buvo nesėkmingas. Tačiau klaipėdietis nenuleidžia rankų. Varžybom Japonijoje, kur bus metų pabaigoje, reikės būtinai sukurti dar naują, kuris jau, bent jau į antrą ratą atrankos Japonijoje galėtų praeiti, kad nepadarytų man bėdos antrą kartą. Nors mūsų šalyje robotų konstruktorių daugėja ir jie tobulėja, turės praeiti daug metų, kol bus pasiektas Japonijos lygis. Ten robotukus konstruoja ir jaunas, ir senas.